Labas rytas. Pusė 6 ryto. Mane pasaka, ką? Pasakėlė. Šiandien gausim lietaus. Ne. Lietus va ten ateina. Ką, kraunamės daiktus, ruošiamės lietui, pusryčiaujam ir judam toliau. Turiu paskubėti, nes turiu būti pasiruošęs lietui. Kavą va taip į maišelę susidėjęs. Beriu iš akies. Kavytės geriu tik tai ryte. Šiąnakt sąlyginai jau visai gerai miegojau, dėl to kažkaip pavyko ir anksčiau atsikelt. Nes yra pailsėta šiek tiek. Tai sakykime visai gerai. Šitos košės man visai patinka. Aktyvus. Realiai vandenukų pylė ir valgom. Šiek tiek saldumo yra ir avižos, tai turėtų. Bet sąlyginai sveika košė. Ruošiuosi lietui psichologiškai, fiziškai. Bus išbandymų metas. O gal ir nebus, kas žino. Gal eis ir praeis. Bet dabar oras tai pasaka. Pats tas. Ne per karštą, ne per šaltą. Gerai, visi pradėsim. Galėsim daugiau kilometrų nuvaryti. Dėl pačios žvejybos tai neina taip suderint. Jeigu taip, sakykim, kažkas darysit, tai minimum pusantros savaitės, net ne pusantros, sakyčiau, daugiau, jeigu nori dar ir pažvejot, nes labai daug laiko reikia. Labai. Ypač kai vienas, nes tu realiai pusryčius turi pasidaryt, daiktus susikraut, palapinę pastatyt. Daug yra procesų, kurie užima nemažai laiko. Tai nebus taip, kad turėsit čia, tik tai žvejosit ir plauksit. Ne. Norint pasiekti tikslą, vis tiek reikės irkluot. Pati valtis nenuplauks, tai ir tos žvejybos tiek ir belieka iš tikrųjų. Gaila, bet tokia realybė, o aš atsižvejosiu realiai, kitom dienom, kitais kartais. Tikrai ta žvejyba niekur nedingsta iš mano gyvenimo, jinai visada buvo ir bus. Bet šiandien yra tikslas kovot su srove. Aišku, ne prieš srovę, bet su valtim prieš srovę, tai čia būtų tiesiog beprasmiška ir savižudybė.
Valtis yra tiesiog, jinai per didelio ploto ir labai didelis pasipriešinimas yra. Taip ant kalniuko va savo gyvenė ir nesaki galvos. Aukštai. Kregždutė žemai skraido. Tai bus lietaus. Va ten. Vilkiauju. Atsirėmė į kažką. Ir paleido. Vienšakį sugebėjau už nugaros užkabinti kažkam. Nu jo. Biškį vilkiauju. Vėlionas miestelis. Bažnyčia vat. Vėlonas kažkaip dvaras berods skaitosi čia. Piliakalnis, pilis. Pilis tai bus raudoniai, man atrodo. Va kaip lietus ateina po truputį. O čia tai šilta ir gera. Susidėjau daiktus, tvarkingai viską užsiklovau. Žiūrėsim, gausim, negausim. Kažkoks kryžius aukštai ant kalno. Įdomiai atrodo, toks kaip kryžius, kaip ne kryžius, kaip statula. Čia prasideda lašnojimas, kiši meškerė lauk ir rengsimės, ruošimės lietui, nes jo tikrai, matau, bus labai daug. Labai daug. Nu ką, gaunam lietaus ir panašu, kad jisai tik stiprės ir stiprės. Va ten aukštai ant kalno Raudonės pilis. Matosi per kamputę tiesius ploščių, nes jau viskas toj bus kaputė. Gražiai atrodo šiaip Raudonės pilis. O pas mane su lietum tai užeina, tai praeina. Panašiai va taip apsirengęs. Apsiklojęs viską. Judu po biškį į priekį. Tai pasiekiau Raudonę. Greičiausiai pusiaukelė iki pasienio ruožo. Tai bandysiu šiandien pasiekti tą pasienio ruožą ir prie pasienio ruožo kažkur miegosiu. Labas, šlapia, lyja. Žiūrėkit, hibridė ką pagavau. 7,5 comai. Nice, pagaliau kažkas. Ai, liuks. Nu, hibridė metrinę lašišą radau. Patiną. Bet jau viskas. Kaputė. Nebegyvas. Paukščiai jau aplėsė, snapo, visą kitą. Panašu, kad jau senokai miręs.
Nu, biškio primo lietus. Iškart ramiau, geriau. Galėtų dar ir saulė išlysti, šis būtų pasaka. O koks akmuo. Tiksliau 2 akmenys, gal jisai kažkada ir vienas buvo. Dabar jau 2. Nu, sulijau. Sakykim, tas triukė neperšlampama. Bet vis tiek užsidėjau plošį, nes po to džiovintos rūbus ir visa kita. Tai, ai, vargas, vargelis, kokią lydeką pagavau. Realiai 2 lydekas pagavau. Nu, negalėjau pafilmuoti tuo metu, nes, nu, tiesiog daug vandens lyja, vėjas didelis, tai aš ten su ja greitai valtį pasimatavau. Įdomumo dėliai nufotkinau ir jūs matysit tai video. Matė tiksliau, tai nors tiek gerai. Sunkiai sekasi su Nemunu susikalbėti. Aišku, nėra tai pagrindinis tikslas. Tikslas yra perplaukti, o žvejyba yra priedu to, ką aš dabar gaunu. Pažiūrėkit. Po tiek vargo saulė išlindo. Kai kurie daiktai peršlapo, bet tai tie, kurie buvo neapdengti valtį. Tai realiai dabar, manau, pasidžiovins kažkiek. O, sajukas. Tai judam link Jurbarko. Kažkaip lėtai ėjasi, nes šiek tiek bandžiau pažvejot. Tai dabar tiesiog plaukiu. Plaukiu iki Jurbarko, noriu vis tiek šiandien pasiekti pasienį. Ir kai jau pasienį pasieksiu, tada man beliks pusė Nemuno. Tai apie 100 km, kas nėra labai daug. Ir žiūrėsim, gal dar pažvejosim. Tai va, tikslas yra kažkaip iki 4-dienio nusigauti iki Ventės rago. Per tiek laiko, kiek plaukiu, tai realiai pirmas kažkoks tai laivas, kuris plaukia. Būdavo ten tai 4 maži, bet va čia toks jau tipolė rimtesnis. Turiu atsipūst biškį, tokiai saleliai. Va, sala. Oras pasitaisė, nebelyja. Tai visai gerai. Va, valtelė man. Atrodo, jo valiukas biški. Bet kadangi lyjo, tai taip ir gaunas. Biški jau nešvari nuo Neries vandens. Tai jau atsiplaus. Jau atsivalo. Reiks pašveisti, nusivalys. Va, salelė, šiaip labai didelė. Čia net galo nesimato, kur jinai ten užsisuko, kurioje vietai. Nu, labai didelė sala. Iki Jurbarko liko jau visai nebedaug. Tai bandysim miegoti kažkur už Jurbarko, ties pasienio. O rytoj jau į pasienio ruožą lėksiu. Tai taip ir gaunas kažkaip panašiai. Šiandien vos ne 50 km. Rytoj irgi. Na ir poryt. Tai reiškia, kad 4-dienis kaip ir turėtų būti baigta mano visa kelionė. Ir ko labiausiai gal pasilgau? Lovos. Lovos tai labai pasilgau. Nes lovoje yra miegot patogiausia. Bent jau man. O šiaip reikia priprast gal prie tos palapinės. Kas sako, judam toliau, saulė švinta, nuotaika kyla iš karto. Nu, matau laivą dar didesnį jau šiandien. Jau šis tas. Galiau vėjas, tai čia ant galiako buvo tikrai nelinksmas.
jau banga net lūžo. O dabar realiai vanduo biškį aprimo, nes daro posūkį upė. Tai tikėkime, kad panašiai ir bus, bet tas iššūkis irgi įdomus. Ten tiltas. Matosi toliau, praplauksiu, pafilmuosiu. Ir bažnyčia. Šiaip, kas labai keista, visi miesteliai, kaimeliai turi bažnyčias. Nebuvo tokio kaimelio artimo upei, kur neturėtų bažnyčias. Labai keistas fenomenas. Toks ilgokas, sakyčiau, tiltas. Nemažas. Gerai atrodo. Lenktyniaujam. Bet aplinkai jisai kokiais 3 kilometrais gal greičiau plaukia negu aš. Atrodo, jau spaudžia gazą visą. Atvariau miegot į salą. Visada norėjau, ne visada išėjo rasti tinkamą variantą. Tai kažkur man per arti stoti, kažkur per toli dar daplaukti. Tai šiuo atveju gavosi labai patogiai, man iki pasienio visiškai nebedaug ir liko. Tai toks, sakykime, optimalus variantas. Rytoj tikiuosi daugiau mažiau iki vidurio kelionės daplaukt. Rytoj, sakykime, 2 dienų kelionė dar liko man. Tai tikiuosi tas 2 dienų kelionės visą tą tarpą išnaudoti per 2 dienas. Tai tarkim po 50 km kažkas tokio gaunas. Tai ką, pasistatau palapinę, pasigaminu valgyti, ką valgyti gaminsimės blynus. Labai noriu saldžiai, turiu uogienės, turiu blynų mišinio, bus galėsim bandyti. Dabar į tą pačią smėlį, kad nepribirtų. Man čia bekala, žiūri. Turiu net su kuo apverst realiai. Tas yra labai gerai. Ai. Ne taip gerai gaunas.
kapsulės. Bet čia tokie geruliai. Ragaujam šito gėrio. Gardu. Visą dieną svajoju apie blynus, žinokit. Galvoju, vakare sustosiu ir tikrai išsikepsiu blynų. Va. Arbatėlės dar. Va. Šiandien žiauriai sunki diena buvo. Nepalūžau, nepasidaviau. Vis su tuo lietum, po to vėjas, bangos didelės, lėtas aš labai buvau realiai per tas bangas. Bet jūs pažiūrėkit. Mes jau realiai esam. Mums dar liko kažkur apie 25% kelionės. Kas yra visiškai niekas. Wow. Tai yra neįtikėtina, ta prasme, kiek įveikta, kiek padaryta. Keistas jausmas, žinokit, labai keistas. Man kaip tortas čia realiai. Šita sala gal buvo vienas geresnių mano sprendimų. Nu ką, chebrytė, aš su tokiu vaizdu miegosiu. Negaliu, aišku, prisidaryti. Bet va taip. Atrodo visas vaizdas. Все. Labanaktis. Susimatysim kitame video. Iki.